Aš to YouTube pažiūrėjau. Google. Aš tikiu to. O dėl krikščionybės, tai krikščionybė kaip tik čia yra labai puikus antipavyzdys, nes vadinamosios apaštališkosios krikščionybės tradicija samprata yra kertinė samprata. Tai yra tiek katalikybei, tiek stačiatikybei, tiek, pavyzdžiui, armėnų krikščionybei, tiek koptų krikščionybei. Tai yra tokia samprata, kad yra vadinama tradicija apostolika, tai yra apaštališkasis perdavimas lietuviškai. Ir ten būtent yra tikima, kad teisingas krikščioniškas mokymas yra tik tas, kurį pirmieji apaštalai perdavė savo vyskupams visų pirma, paskui tie vyskupai perdavė kitiems vyskupams, tie vyskupai perdavė kitiems vyskupams. Tai viena iš išraiškų to perdavimo apaštališkoje yra apaštališkoji įpėdinystė. Tai reiškia, kad vyskupą gali iššventinti vyskupus tik du jau esantis vyskupai žmonės, o pirmosius vyskupus iššventino apaštalai. Tai reiškia, šventinama yra rankų uždėjimu, tai reiškia, kad apaštalai uždėjo rankas ant vyskupo, tie vyskupai šventinti uždėjo rankas ant kitų žmonių ir taip toliau, kad buvo fizinė tiesiog grandinė žmonių, kurie vienas ant kito dėjo rankas ir šventino į vyskupus. Ir lygiai tokia pati yra tikėjimo tiesų perdavimo grandinė ir yra tam tikri rašytiniai šaltiniai, kurie yra to tikėjimo išraiška. Tai yra vadinamieji bažnyčios tėvai, sakykime. Bažnyčios tėvai yra iškilūs krikščioniškieji autoriai, kurios apibrėžia, pavyzdžiui, Romos katalikų bažnyčią kaip teisingo ir tikro tikėjimo mokytojus, gyvenusius šventą gyvenimą, pripažintus bažnyčios, tai reiškia vyskupų visų bažnyčios ir priklausančius krikščionių senovei. Stačiatikiai, armėnai ir koptai šito neturi kriterijaus, bet kokiu atveju yra tekstų korpusas, kuris liudija būtent tradicijos perimamumą, kad yra pastoviai tikėjimo išlaikymas. Ir dėl to visiškai, jeigu žmogus nori ginčytis su kataliku ar stačiatikiu ir taip toliau, kad jisai nėra tradicinis religinis judėjimas, tai jisai gali stoti į patristikos studijas ir kapstydamasis po bažnyčios tėvų tekstus įrodinėti magisteriumo netitikimus mokymo istorinius, kas bus labai sunku. O protestantizmo atžvilgiu aišku yra kitaip. Ir dėl to yra tam tikros, pavyzdžiui, protestantų grupės, tarkim, neosekmininkai, kurios būtent religijotyrininkų yra vadinamas neo, nes tai yra naujas reiškinys. Ir dėl to čia jokios problemos krikščionybės atžvilgiu nėra kaip tik. O su gnostikų tais tekstais, kaip yra ten pirmam amžiuje ar kažkada užrašytais, kurie neva, žinau, tik labai populiariai, ar ne? 20 amžiuje buvo atrasti kažkur tai Egipte ir atkuria, pagal juos galima restauruoti ir atkurti visiškai kitą krikščionybės vaizdą, tos, sakykime, labai šviežios, 1., 2., 3. amžiais gyvavusios, negu kad dabar jį praktikuoja. Čia ne feikas? Tarsi ne. Čia tiesiog lygiai kaip, pavyzdžiui, mes turime katalikus ir stačiatikus. Dvi grupės, kurios tiki skirtingus dalykus, bet įrodinėja, jog yra šventosios tradicijos tęsėjai. Tai lygiai taip pat ir 1. amžiais buvo daug grupių, kurios teigia, kad yra būtent tradicinė krikščionybės forma, kad tai yra šventoji tradicija. Ir mes tiesiog turim tokių įvairių grupių, kurios būdavo atskildavo nuo kažkokios, tai susipykdavo ir taip toliau. Ir įrodinėdavo, kad jie būtent yra tradicinė krikščionybė, o ne kiti. Ir gnostikai yra viena iš tokių grupių, kuri tiesiog istorijos bėgyje išnyko. Kas turi daugiau draugų, tai ir liko tradicija. Tai vėlgi galios klausimas, ar ne, atsiduriam vėlgi, kas tai dienai buvo kažkaip galingesni, jų versija ir įsitvirtino, sakykime, kaip ir apskritai kiekvienam kultūriniam, religiniam, socialiniam reiškiniui. Aš noriu pridėti gal praktinę iliustraciją. Su neopagonimis nebuvau pažinęs. Žinau, galbūt šią vasarą įdėmiau ir artimiau per Dunį kelionį. Mes rengėme vieną kelionę per kalnus, tai buvo Antakalnio ir Olandų žydų kapinės ir paskui nuėjom per Altarijos kalnus nuėjom pereiti. Ir yra Altanos kalnelį iš Natūrų. Ir ten yra toksai namukas, vadinamas irgi Altana. Yra toks, Lenkija viena tarpukarį pasistatė savo paveisinę, kaip sakoma, ir dabar dar jis išlikęs nenugriautas.
Ir mes einame pro jį ir žiūrim, ten įsikūrė pagonis. Jie privatizavo šitą namuką. Nu, toks bokštas, ant kurio jaunimas užlipdavo toks bokštelis ir gerdavo tame. Dabar užlipti negalima, nes ten neopagonis. Nacionalizavo, arba privatizavo. Nu ir ką, aš tada ir užtaikėm ant momento, kai jie jau buvo ten atėję, keli senukai, jie ten įsirengė altorėlius, pasidarė viduje, susidėjo savo raštus, nu, kažkokias svastikėlės ten tas pasikabinė. Žodžiu, jie jau renkasi tam laikas nuo laiko, mus kviečia kiekvieną ketvirtadienį ten ateiti vakarai, žodžiu, giedoti giesmes ir taip toliau. Jie man pasakojo visą tą tikrąją Vilniaus istoriją, kaip jie supranta. Pavyzdžiui, tas Kreivasis miestas, arba Krivoj Gorod, tas, kur buvo tie kalnai, nuo Gedimino kalno už Vilnelės pusės, ten yra daugybė tų kalnų, žinote, ir Trijų kryžių kalnas patenka į tą kalnagūbrių, tą tokį masyvą. Tai va, jie vadina tai ne Kreivuoju, o Kriviu kalnu, tai yra Krivių miestas, tai yra jų senųjų pagonių miestas, ir jie pretenduotų atsiimti tuos visus kalnus. Nes tai yra Krivių Krivaitis, tai jų dievaitis ten būtent gyveno ir sakė, mes pradėsim nuo tos altanos, dabar susiprivatizavo, o paskui eisim toliau, žodžiu. Mane nustebino, kad jie turi labai tikslę, tą, kai mes sakykime, liturgiją, ne? Yra aprašytos sąsiuvinukas, tokios knygutėse, aprašytos jų tos giesmės, maldos, aprašytos tie netgi ritualai, ką ten turi daryti. Tai aš pagalvojau, kaip jie galėjo, ar tai sukurta iš naujo, sugalvojo jie, ar ne? Ar jie iš kažkokių... Yra daug žmonių tokių, kurie eina per tas senasis sodybas ir klausinėja tų bobučių, kaip jos atlikdavo kaip jų bobutės jom pasakojo, kaip jų bobutės atlikdavo tam tikrus dalykus. Ir aš visiškai nemoku mokslinių terminų, bet tai yra tas dalykas, kai eini per kaimus ir šneki su žmonėmis, jie ištraukia tas nuotraukas. Taip, labai daug kas grįsta folklorą. Kokiu atveju, šiaip jeigu mes paimtum konkrečiai analizuoti, bet aišku, tai ne. Tai aš nebejoju, kad jeigu mes konkrečiai analizuotumėm, čia atskirai kalbu, bet mes galėtumėm rasti paralelių, pavyzdžiui, tarp New Age, kur yra sukurtas, pavyzdžiui, apeigos ir neopagonių, bet kadangi mes dabar neturim pavyzdžių, tai aš apie tai netvirtinsiu, bet aš manau, kad paralelių galima rasti. Ir galėtume pažiūrėti, pavyzdžiui, yra tas pats Telimo, tarkim, judėjimas, kur irgi turi, čia ne neopagonių, o čia šiaip naujasis religinis judėjimas, mes galėtume pažiūrėti, kaip atrodo žmogaus sukonstruotos apeigos. Judėjimas nepretenduoja į senosios pagonybės statusą, bet tas judėjimo lyderis, jisai važinėjo pastačiai iki cerkvės, ėjo pabučių klausinėti ir taip toliau, ir jisai jau pats sąmoningai sukonstravo naują ritualą ir galėtum palyginti, kaip atrodo sukonstruotas ritualas ir pretenduojantis į senosios pagonybės status ritualas. O šiaip tai žinoma, kad jeigu, aš nežinau, kaip kitiems žmonėms atrodo, bet man, pavyzdžiui, klausinėti 21 amžiuje babučių apie jų atliekamas apeigas, tai neatrodo patikimas 14 amžiaus religijos tyrinėjimo metodas. O kodėl būtent 14 amžius? Kodėl mes būtent atsiriam 14-13? Nu labai ilgai nuėjo, atėjo 14, bet labai ilgai. Ne, tai tiesiog vienintelė šaltiniuose užfiksuota lietuvių religija, kuri egzistuoja, yra 13-14 amžiaus tikėjimas. Čia vienintelė. O ten buvo Lietuvos paminėjimas, ten irgi jau buvo religija, jie ten irgi žudė tos krikščionis prie... Ne, bet tai religijos neatrasi, bet negalima sakyti, kad čia tik tai 14. Ne, tai buvo tas lietuvių tikėjimas žinomas, nuo seniausiai, bet mes, tą pagonybę lietuvių, apie kurią mes žinome, yra 13-14 amžiaus pagonybė. Apie senesnę mes nieko nežinom. Jie egzistavo, bet mes nieko apie ją nežinom. Vėlgi, mes nieko nežinom, gal čia yra toks. Pirma, tai šiaip reikia truputį gal ir gerai, kad nežinom. Vienoje laidoje atsimenu, berods etnokultūros ratas vadinasi, ten ir Beresnevičius buvo interviu rodomas. Tai vieno vyruko, kuris atstovavo neopagonių judėjimą, jo klausė žurnalistė, sako, tai jūs esat neopagonis. Ir jam už nugaros buvo medis ir jis taip tą medį durė pirštų ir sako, tai čia tada neoliepa. Tai toksai maždaug dalykas. O klausimas tai būtų toks, ar mes iš tikrųjų visą laiką kažkaip neklaidžiam tokioj kreivų veidrodžių karalystėje, kai mes vėlgi uždaryti tų tokių
tradicinių vakarų kultūros ir iš krikščionybės paimtų sąvokų kaip tikėjimas, pavyzdžiui, perimti ir bandom tai projektuojam ar ne į pagonybę. Ir vis kalbam apie jos tokias išorinės formas, tam tikri ritualai, pas romėnus buvo daroma taip, pas graikus taip, o ten 4 amžiuje pas graikus dar kitaip, 3 vėl dar buvo dar kitaip daroma, ar ne? Bet jeigu kalbėti fenomenologiškai, grynai apie patyriminį turinį, vat, pagonybę kaip tam tikrą vat, pasaulio patirtį, vat, sakralumo matymas gamtoje. Ar čia nėra toks vienijantis visas apskritai pagonybės, vienijantis, pavyzdžiui, elementas, nuo kurio galima atsispirti ir galbūt tie patys neopagonys gali atsispirti ir jie sakyti, kad, pavyzdžiui, štai aš jaučiu tą ryšį ir pagal jį aš jau atstatau viską, man gamta diktuoja, nereikia jokių raštų, ar ne? Tie patys ritmai, pavyzdžiui, gamtos, jie ne tik, net dar anksčiau negu žemdirbiai jau buvo nuo jų priklausomi ir juos pastebėdavo ir juos sušventindavo tie patys medžiotojai ir rankiotojai ten, ar ne, kad ir 100 000 metų prieš Kristų. Jie irgi jautė matyti kažkokią tai sakralumo pasaulį, visi piešinio olose ir taip toliau. Tai pagonybė daug daugiau negu, ar ne, ta romėnų, graikų ir taip toliau, kuri mus pasiekė tik tai iš tokių raštinių šaltinių. Fenomenologiškai būtent koks turinys, ne forma, bet turinys pagonybės, apie tai kažką galim pasakyti? Tai aš sakyčiau, jūs dabar kaip tik apvedėte viską, nes krikščionybėj apeiginiai dalykai nuo pat Evangelijos yra antraeiliai visą laiką, o romėnų, pavyzdžiui, graikų pagonybė, jie užima žymiai labiau prie centro. Romėnų pagonybė iš vis beveik centrinę prasmę turi. Ir tai, ką jūs apibūdinot, fenomenologinė religijos jausena, patyrimas, tai yra grynai protestantizmo, pietizmo pozicija. Ta prasme, tai, ką jūs apibūdinat, yra Schleiermacherio protestantiškas pietistinis religinis pamaldumas, kuris atsispindi, pavyzdžiui, Rudolfo Oto religijos fenomenologijai, kuris religiją supranta kaip šventenybės patyrimą. Tai yra šventenybė, tam tikras neapibrėžiamas dalykas, kurį aš jaučiu, patiriu ir tai yra religija. Tai ta prasme, čia yra grynai krikščioniškos kultūros, pietizmo, tradicijos išraiška. Čia ir prietaras, man rodo, pagrindinis prietaras. Jūs ten pats pavaduoti žodį fenomenologija. Fenomenologinis šventenybės patyrimo dėjimas į religijos centrą yra 19 amžiaus ir ankstesnės, šiek tiek romantizmo krikščionybės. Žiūrėkit, kolegos, Ne. mes dabar galėtume nuneigti lektorių tik tai, jeigu mes kalbėtume nesuprantamais jam žodžiais, nesuprantamam jam savokom, tada jūs mūsų nekaltintų, kad mes persijėmė esame krikščionišką kultūrą. Suprantat? Tai štai kalbėkime apie religinį patyrimą, nesvarbu ritualas ar centre vienos religinės sistemos, ar sakykime kažkur periferijai, ritualas vėlgi kiekvienas žmogus dalyvaujantis ritualiai, jis turi tam tikrą patirtį, ne? Ir galbūt galima teigti, kad juos vienyje tam tikra patirtis bendra, dalyvaujant konkrečiam rituale. Tai apie tą patyrimą aš kalbėjau. Ne, taip, bet aš jums atsakiau iš principo, toks religijos suvokimas yra galimas, bet jisai, jeigu jūs, pavyzdžiui, taip tyrinėtumėt budizmą ir hinduizmą, tai jūs paleistumėt daug ką, kas hinduizmų ir budistai yra tikėjimo esmė, religijos, ar kaip čia pavadinsim. Bet šiaip apskritai, pavyzdžiui, Beresnevičius, tarkim, jisai konkrečiai, kai nagrinėjo šitą klausimą, tai jisai, man atrodo, pasakė tai, ką jūs bandot pasakyti ir manau, kad čia pati idėja tai sėkminga yra. Jisai, pavyzdžiui, sakė taip, jisai pradeda savo tekstus apie neopagonybės legitimacijos galimybę to, kad jisai tiki, jog senoji pagonybė visiems laikams išnyko ir jas atkurti negalima, neįmanoma, bet jisai pabaigoje teigia tam tikrus kelius ir vienas iš Beresnevičiaus kelių, kaip jisai suvokia neopagonybę, yra būtent atsirėmimas, pavyzdžiui, į Jungo archetipų teoriją ir religinę patirtį apskritai. Tai jeigu mes taip jeigu kurtumėm religiją tokiu pagrindu, tai mes turėtumėm pagonišką religiją, įdomią religiją, bet tai nebūtų senoji lietuvių pagonybė. Negalėtume taip teikti. Man ir atrodo, kad negalima teikti prietarais iš anksto apsikabinėjus, nes mes iš tiesų iki galo tos tiesos ir nežinom. Tai yra viskas santykinai ir taip, sakyti taip ir taip yra, tai man atrodo ir truputį nekorektiška. Kitų religijų atžvilgių ir jūs gal galėtumėt apie krikščionybės pagoniškas ištakas ir Egiptą papasakoti, jeigu ką nors žinote. Nes ten... Atskirai paskaitoje galėčiau pasakoti. Tai yra, bet beje, konkrečiai mano asmeniškai interesas rytis ir yra vėlyvosios antikos, pagonybės, krikščionybės, judaizmo, visas katilas.
Ir žiūrėkit, mes vėl prie pagonybės terminų prisirišę, mes jau sukritikavom iš esmės ir vėlgi aš puikiai suprantu, kiek mes uždaryti šitoj kalboj savo iš filosofijos pusės ar iš antropologinės pusės nagrinėtume pagonybę vėl. Bet to žodžio niekaip neišeina, galbūt nuolat išsilysta, kiekvieną kartą, kai mes minim šitą žodį, išsilysta esmė, pavyzdžiui, to reiškinio, kurį mes bandom suvokti ir apibūdinti. Terminas, kuris man asmeniškai labai patinka, tai yra pasaulėjauta. Tik norėjau tą patį pasakyti, kad gal ne religija, ne tikėjimas, o pasaulėžiūra, pasaulėjauta. Nes aš kažkaip nelabai patinka tas sakymas, kad krikščionybė, ta prasme, kad nėra visiškai jokio senosios pagonybės tęstinumo, dėl to, kad vis tiek visa tai yra išlikę ir tuose mituose ir pasakose, kad ir kokios tai bebūtų nuotrupos ir kiek mažai, bet kažkoks yra tas dalykas. Ir nežinau, aš asmeniškai manau, kad vis tiek tai yra dalykas, kurį labai sunku žodžiais apibūdinti, bet ta pasaulėjauta, tokia senoviškesnė, ją galima dar jausti. Ar tu pažįsti savo bobutę? Taip. O bobutės mamą? Ne. Tai jos didesnės krikščionės už ją pačią. Čia nereikia pagonybės. Aš noriu pasakyti, tęstinumas, tas tradicijų perėmimumas yra labai ribotas. Ne, aš turiu omeny, aš nežinau kaip paaiškinti, bet būtent tai yra tai, kad tu išgirsti ir pamatai dainos ir audijas, ką perskaitai pasakose, kurias tu skaitai dar būdamas mažas, ką tu žinai kažkiek tai iš istorijos ir visa tai susideda į krūvą, į tokį. Aš visai nemoku. Pasaulėjauta labai geras žodis, nuo ko aš pasaulėjauta. Visos pasakos yra parašytos rašytojų. Nėra nei vienos folklorinės pasakos. Bet Visos dainos yra Prinčiamas. Nu, kodėl? paprastas dalykas, Eglė žodžių karalienė ir ten baltos ir raudonos putos, ar ne? Pavyzdžiui, ar nors kartą susimąstėt, iš kur tos raudonos ir baltos putos, o tokia metafora, pavyzdžiui. Lenkų vėliava. Kaip tokia. Geras, tai antros pusės 19 amžiaus interpretacija, sakykim, taip. Pavyzdžiui, aš nesenai apie tai susimašiau ir manau, kad suvokiau, pavyzdžiui, asmenį. Praeitą savaitę, giliai miškuose, prie upelio, upelis Pengala, žodžiu, Dzūkijoje, ir daug putų susikaupė. Rimtai, tokį matėt, kad reiškinį gamtoje, kad upelis tiesiog teka, nesuprasi, iš kur būna tokios didelės baltų putų susikaupę. Fairi čia žinau. Gali susikaupti kažkada ir galbūt raudoni, vėl kažkokiam ar ne, gamtiniam sąlygom. Jie tai realiai pamatė ir jie įdėjo metaforiškai savo pasaką, ar ne? Folkloras. Tai iš kur tokie dalykai gimsta, mes kartais per daug banaliai galbūt interpretuojam. Nes tas Lenkų atrodo labai akademiškai. Parašytas 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje profesionalių rašytojų. Nu, ne visos, ne visi profesionalai rašė, buvo ir mėgėjų. Užrašytas tas pats Homeras, jaunuolį minėjot, kuris išmoko ten, diskutavo su Sokratu, išmoko ne Homero mitus, tai Homeras visų pirma užrašė iš oralinės tradicijos visus mitus, ar ne, jis pirmą užrašė per jį, tai ne jis juos sukūrė. Tai jaunuolis galbūt neišmoko, jis tiesiog dar atsiminė, ar ne, būtent kas jam perpasakoja, tam kažkam dar kažkas tai buvo perpasakojęs, nors Homeras jau tuo metu buvo juos užrašęs, bet jis galbūt net nebuvo skaitęs Homero, jis tiesiog atsiminė dar tuos mitus. Juk Homeras tikrai nesukūrė. Šiaip, aš labai palaikyčiau šią dalį dėl to, kad, tarkim, apskritai, 19 amžiui daug romantikų, jie simbolizavo labai pagonybę ir bandė rekonstruoti pagonybę ir taip toliau. Ir, sakykime, aš esu girdėjęs, vėlgi čia reikėtų konkrečiai pakelti literatūrą, bet yra netgi tam tikros vadinamos senosios lietuvių pagonybės dievybės, kurios yra sukonstruotos romantikų pagal romėnų panteoną. Tiesiog trūko dievo. Rašė, ir čia, aš norėjau pasakyti, kad jeigu nors labai smarkiai užkankins klausimas, kaip gyvens žodžiu religija, tai yra knyga Vasalerio Conceptualizing Religion. Ir čia būtent nagrinėtoje knygoje tą klausimą, kaip gyvens žodžiu religija. Žodis taigi toks nefainas pasidarė. Vėlgi, taip. Tai pažiūrėkit, šubravcai buvo tokie Vilniaus grupuotė. Laisvamaniai tokie. Kaip jie tyčiojosi iš lietuvių to mitų kūrėjų jo. Perkūnas visi tie buvo prisėmęs savo vardus tų lietuvių. Ir jie iš Baublio ten Poškos ir visų kitų jie šaipėsi, nes galvojo, kad ten iš viso jie ima romėnišką ten tą kurpalį, užmauna kažkokius lietuviškus vardus ir kūrė naują mitologiją. Iš tikrųjų, ne, bet čia bairis, tai būtent niekas tų žmonių negina, bet vėlgi, čia mes šnekam tikrai apie religiją, o šnekėjimas apie patyrimą ir pasaulėjautą, tie dalykai tikrai gali būti tęstiniai, aš manyčiau.
ir netaip lengvai yra pametami. Užtenka, išvarykit į mišką, pernakvokit ten 3 naktis, vat, tokiu metų laiku atgims jums visi pagoniški jutimai, kokiu tik nori. Ypač viduryje audros, kur nors pasimeskit, kai griaudžia griaustinis, tada... Visiškai nieko nežino apie pagonybę, yra lietuviškai, tradiciškai, krikščioniškai auklėtas. Išvažiavęs į gamtą, jis gali patirti va tą pasaulėjautos jausmą, netyčia, nežinodamas, neturėdamas tų išankstinių nusistatymų vien todėl, kad tai galima patirti gamtoje. Dėl to žmonės, kurie anksčiau neskaitė knygų, neturėjo Biblijos ten ar katekizmo, jie tai galėjo tiesiog pajausti iš gamtos. Nereikėjo jiems parašytų tų dalykų. Dėl to man tai net, aš sutinku su žodžiu, kad religija tas blogas žodis, bet pasaulėjauta natūraliai kylanti pačiam, o ne dėl to, kad kažkas tau liepia, tai ne dėl to, kad išmokė. Tas labai gražus pajutimas. Nu čia aš norėčiau šiek tiek Lūnį turi tempmus į Labai jau romantiškas. Ne romantiškas, jos ten kiek empiriškas. Aš norėčiau šiek tiek sudaužyti jūsų optimizmą. Sakykime, yra labai daug žadėjo, sakykime, to klausimo, kaip sakot, natūralaus, vieningo religinio patyrimo, žadėjo labai daug mistikos tyrimų. Ir 19 amžiuje ypač labai daug religijotyrininkų buvo įstikę, kad tirdami mistikų tekstus, jie atras tą bežodišką, nediskursyvų patyrimą religinį, kuris bus bendras visom kultūrom. 20 amžiaus pabaigoje ir tą galite rasti bet kuriam šiuolaikiniam religijotyros vadovėlyje, kad ir Blackwell Companion to Study of Religion, ten irgi, manau, bus tai visose gražiai rašoma, kad 20 amžiaus vidury religijotyrininkai 100% įsitikina, kad absoliučiai visų mistikų vadinamos nediskursyvės patirtis yra įtakotas jų turimus sąvokų ir sampratų. Tiek, jeigu žmogus yra iš krikščioniškos kultūros, jo visa religinė patirtis yra vienokia, jeigu jisai yra iš pagoniškos kultūros, sakykime, iš indų kultūros, jo patirtis yra kitokia. Ir tai geriausiai atskleidžia jau šiuolaikinės, tarkim, teksto analizės, tos priemonės ir taip toliau, tarkim, teksto kritika, nes būtent, žodžiu, sakykime, ten, aišku, yra tokių apskritai, bet paradoksų, tarkim, kad vyras mistikas rašo tekstą, kuris šiaip pagal teksto kritikos kriterijus yra grinai moteriškas, ta prasme, ir jis, tarkim, aprašo santykių su Dievu kaip moterišką orgazmą, tokių yra tyrimų. Bet dalykas tas, kad būtent ką tai liudija, tie tekstų kritikos vaisiai, kad būtent kiekvienu atveju mistikas jisai patiria supratimą, kuris nėra atskiras nuo jo religinės pasaulėžiūros, religinių sampratų. Ir dėl to, tai va. O žmonės interpretuojantys tą patyrimą, jie savo raštų vėl uždaryti savam diskursą, ar ne? Savo akademiniuose rėmuose ir jie ieško būtent to patyrimo tekstuose. Tai patyrimas ir ieškomas tiesioginiam kontakte su pasauliu, ar ne? Vėlgi fenomenologiškai, ne tekstuose. O jų, vėlgi, toks diskursinis sąlygotumas, kuris, pavyzdžiui, yra auklėtas, vėlgi sakau, ten krikščioniškai pagal vadovėlį, kuriam mama nuolat sakydavo, kad kai žaibuoja nei prie lango, užėjant užuolaidas, išjungia elektras ir taip toliau, jaučiasi nuostabiai, kai žaibuoja, nori išeiti į lauką, nori žiūrėti. Gerai, aš kalbu tiesiogiai apie save, man neleisdavo ten eiti prie to žaibo, bet tai suteikia kažkokį tokį nerealų jausmą ir tai man nepasakė nei vadovėliai, nei knygos, jie netgi krikščionybė nieko ten apskritai apie žaibą nesako už ir prieš. Sakykime, gal ten mano prietarai sako. Bet šitie dalykai ne iš kažko tai parašyto atėjo, jie tiesiog iki teksto. Tos pagonybės greičiausiai 99% egzistavo iki teksto, absoliučiai. Tas pirminis impulsas, tas cultural big bang, kur ten, ar ne, galbūt 40 000 metų prieš Kristų vyko, ar ne, tas galima paminėti, tarkim, lietuviškas pasakos, kurios irgi visiškai nesusijęs su religija. Bet čia teigia, kad pasakos parašytas 19-20 amžiuje. Tas pačias yra auklėjimas ir, tarkim, jeigu žmogus domisi įvairiom religijom, veikia lygiai taip pat skirtingos religijos. Tu negali pasakyti, kad vien tik tai jeigu tavo kultūra krikščioniška, tu tik tai krikščioniškai žiūrėsi ir ten, tarkim, neturėsi jokio kito požiūrio. Negali taip teikti. Net čia nėra taip, kad, aišku, krikščioniškai kultūrai neturėsi jokio kito požiūrio, požiūris, aišku, jis formuojas ir kiekviena gyvenančia krikščioniškai kultūrai požiūris šiek tiek kitoks. Čia
kiti dalykai, bet šiaip apskritai dabar vat jūs palėtėte klausimą, kuris yra šiaip vienas aktualiausių 21 amžiaus filosofijoje, tai yra ar egzistuoja nekalbinė patirtis arba ar egzistuoja betarpiška patirtis tikrovės. Tai va, ir aš galiu pasakyti, kad filosofijos fakultetas šitas klausimas nėra atsakytas, bet žmonės, bet daugelis, būtent sakau, religijotyrininkų, tai jie pesimistiškai labai žiūri į tai, nes Jie iš knygų mokosi. Bet Tai kaip bando tada jie atsakyti gali dar atsakyti kalbą. klausimą ar iš Kaip vidaus gali akademikas, gauti, jo, mokosi iš knygų. Jo, bet kaip akademikas gali nesimokyti iš knygų? Čia Bet irgi prietarų klausimas. Klausimą apie nekalbinės patirties egzistavimą atsako kalba, ar ne? Tai, vėlgi, mes vėl uždarom save, nuolat Tai čia gal uždarom. galima pažiūrėti iš tos pusės, kad jeigu tu mokysi iš knygų, visai žiūri moksliškai, pabandyk pajausti, pažiūrėti iš jausminės pusės, kas yra visiškai priešinga mokslo, nes jausmas yra jau kažkas tokio, Aš tai siūlyčiau bet kokiam akademikui arba religijotyrininkui pabandyti aprašyti savo orgazmą. Jeigu jis to nepadaro, Bet tai jisai vis tiek tai prašys Pajausti vadovėliškai. Pirma pajausti reikia. Man atrodo, atsiprašau, kad visi straipsniai tas orgazmas aprašytas. Man atrodo, kad visi straipsniai tas orgazmas aprašytas. Taigi iš meilės rašo tokius Jutimas back to the tekstus. things, ar ne? Fenomenologijos kredo. Filosofija, va čia aš jau kalbu akademiškai, dar filosofijos kryptis labai stipri 20 Ne, aš prisimenu vėl sutikimą su to pačiu senuku, kuris buvo pretenduoja į Krivų kalnus. Jo neapykanta krikščionybė spinduliavo. Jisai sakė, kad mes buvome tie gerieji, tie tikrieji, paskui tie krikščionys išnaikino mus krauju kalaviju. Ir ką dabar? Aš nežinau. Dar viena ideologija. Akivaizdu, kad krikščionybė, va dabar, kurio apologetą mes matom prieš save, piktybiškai naudojasi dominuojančią savo padėtimi ir atima iš kitų legitimacijos teisę, iš kitų pasaulėjautų religijų tikėjimų, todėl, kad jinai seniai labai tą padarė, krauju ir kalaviju išnaikino viską, žinai, ir dabar dominuoja ir sako, jūs jau nebegalite prisiminti tą, ką mes išnaikinome, todėl jūsų nėra, vadinkitės naujais vardais. Taip pat. Ne taip, Nes apskritai, religijos laisvę mes turim, ir kaip Labą dieną. Kokia religijos laisvė? Nuo kada? konstitucija yra ir Nu, tai čia yra vakar tik tai. Bet pagonybė net nereligija, vėl tas žodis netinka, tai mes vėl ne apie tai šnekame, suprantate? O beje, pastabą į to senuko, kuris yra prieš krikščionybę, jisai irgi tai yra išskaitęs iš knygų, gavęs per tą žodinį, ne tą jūslinį dalyką. Jeigu tu jūsliškai esi pagonis, aš įsivaizduoju tau dzin, ar tave krikščionis naikino ar ne, tau ne dzin yra tai, ką tu jauti su gamta. O dabar aš čia nekeičiu krikščionių, jie čia mūsų ir taip toliau. Čia iš interneto. Naują knygą. Tai jūsliškas dalykas, jeigu kaiminystė gyvena pikta davatka ir tave eina užknisa. Duokit dūdą, duokit dūdą, jūslinis. Man taip yra, aš esu islamanis dūda. Bet Gyvenime susidūrė su daug piktų krikščionių. lygiai taip pat kaip ir su pagoniu galėjo susidurti. Ir piktas. Ok, aš nežinau, mes tai praktikuodavom, kadangi mes šiandien nesam, žinai, negalim sėdėti, mes praktikuodavom perėjimą į barą artimiausiai. Jeigu yra toks noras, tai yra du variantai, arba eiti į barą, kuris yra kitoje gatvės pusėje, arba pratęsti tą Facebook'e. Ką man? Mielai keliauti į barą, bet negaliu šitą. Reiks pratęsti tai. Padėkokime bent jau. Ačiū.